Mano vardas Renata, aš esu Urban Hub komercijos vadovė ir norėčiau Jums pristatyti tokią temą, kai verslas išauga marškinius. 5 kertiniai aspektai renkantis patalpas. Taigi, kada verslas keičia marškinius? Marškiniai tai mūsų šitam pristatymė bus daugiau tokia kaip alegorija į patalpas. Tai kai mes kalbėsime apie verslo keitimą marškinių, tai daugiau galbūt atkreipkite dėmesį tai, kad mes kalbam apie patalpas. Kada keičiasi patalpos? Verslas keičia marškinius, kai savo veikloje jaučiasi šiek tiek per ankštai, nepatogiai ir neturi kur augti. Pandemija mus išmokė reaguoti situacijas lankščiau ir efektyviau, greičiau prisitaikyti prie aplinkybių, ieškoti nestandartinių sprendimų. Ir kai ieškai, visą laiką randi ir tam tikrą prasme gali keistis verslo pobūdis. Žinau pavyzdžių, kaip pavyzdžiui per naktį buvo sukurtos elektroninės prekybos platformos čia pandemijos metu ir tai realiai išgelbėjo verslą nuo bankroto. Bet tam tikrą prasme ir nekilnojamo turto rinka pandemijos metu irgi patyrė tam tikrų išbandymų ir transformacijų, kai prekybos centruose patalpos tapo našta ir pačiam nuomininkui, ir nuomotojui. Dėl tam tikrų apribojimų, dėl tam tikrų sąlygų, kurios neleido tiesiog arba dirbti, arba atsidaryti, arba laisvai dirbti. Tuo tarpu patalpos street retail'e, tai pagrindinėse miesto gatvėse, komercinėse gatvėse, jos su atskirais įėjimais tapo ženkliai patrauklesnės. Ne tik tai patrauklesnės kaip patalpos, bet jos tapo patrauklesnės dėl to, kad jų nuomos kaštai yra mažesni. Ir svarbiausia, kad jos yra individualiai valdomos ir tuo pačiu tu pats reguliuoji, pats nuomininkas reguliuoja savo veiklą. Ir tada atsiremiam į tą priežastį, kad verslas keičia marškinius ir pradeda ieškoti finansiškai patrauklesnių patalpų tam, kad galėtų galbūt plačiau išvystyti savo verslą. Ir galim palyginti, kad prekybos centruose patalpos ir street retail'e patalpos, universalios tokios patalpos, jų kaina gali skirtis 5-7 kartus. Ir papildomas mokestis, kuris yra mokamas prekybos centre, jis skiriasi nuo mokesčio, kuris yra mokamas atskirose patalpose, irgi labai ženkliai. Tuo labiau, kad marketingo mokesčio aplamai neturi atskiros patalpos, dėl to jos tampa patrauklesnės. Ir tada pradeda verslas galvoti, o galbūt finansiškai racionalus sprendimas persikelti iš prekybos centro į atskiras patalpas. Dar vienas ženklas, kai reikia keisti marškinius, kai verslas natūraliai išauga. Tai išaugus verslui, tu automatiškai ieškai dėl galimybės didesnių patalpų, galbūt patalpų, universalesnių patalpų, kuriuose gali būti ir gamyba, ir ekspozicijos salės, ir sandėlys, tokie nauji verslo formatai. Tai visgi kokius marškinius pasirinkti? Ir kokioje lentynoje tavo marškiniai? Pirmas ir pagrindinis pasirinkimo mintis, kaip rinktis patalpas, tai yra lokacija. Ir visi NT ekspertai jums vieningai atsakys, kad pagrindinis momentas renkantis naujų patalpų vietą yra vieta. Bet reikia suprasti, kad vieta netolygi vietai. Ir standartinis sprendimas ateiti į prekybos centrą, ten, kur yra srautas didžiausias,
Tai nėra pats geriausias sprendimas tam tikriem verslam. Imkim kaip pavyzdį šeimos kepyklėlę, kuri atsidariusi, sakykime, prekybos centre, kuriame yra didžiulis srautas, po 3 mėnesių supras, kad nuomos našta, kurią jis turi panešti, yra per didelė. Ir galbūt teisingesnis sprendimas šeimos kepyklėlį atsidaryti tame rajone, kur jie augo, kur jie gyvena, ir galbūt kaimynai ir pažįstami tikrai žino kepinių skonį ir nereikia marketingo didesnio, nes tu esi jau žinomas ir iš lūpų į lūpas sklinda gandas apie tą šeimos kepyklėlę. Kitas momentas, kaip pavyzdys, yra dizainerių parduotuvė. Galima atsidaryti prekybos centrą, savaime aišku, nuomos kaštai yra visiškai kitokie. Bet galbūt yra sprendimas atsidaryti tam tikrose patalpose, kaip pavyzdys, kaip stock office, kur galima sutalpinti visus 3 pagrindinius veiklos dalis. Tai būtų ir gamyba, ir showroomas, ir sandėlys. Ir kitas dalykas, reikia įsivertinti, kad klientas, tikslinis klientas, kuris ateina specialiai arba atvažiuoja į prekybos centrą, jam yra patogiau atvažiuoti į atskiras patalpas ir tenais gauti visas paslaugas vienoje vietoje. Tai mano patarimas, renkantis patalpas, atkreipti dėmesį į lokaciją, savaime aišku, bet jeigu tik tai galite optimizuoti kelis verslo formatus ir yra tokia galimybė, tik tai tikrai pagalvokite apie pasirinkimą stock office. Reziumuojant, renkantis patalpas, reikia atsakyti į pagrindinį klausimą. Kas yra tavo klientas ir ko tam klientui reikia ir kokia vieta tam klientui yra patogi. Ne tau yra patogi, bet būtent klientui. Antras, kas prie tavo marškinių? Čia galbūt galim vienu žodžiu atsakyti. Tai yra koncepcija. Visų pirma, reikia įvertinti vietos srautą. Tų patalpų, ar to prekybos centro, ar to verslo centro vietos srautą. Jeigu jūsų verslas yra versle pagrindinis klientas B2B klientas, tai yra tikslinis klientas, nėra svarbu turėti šalia srautą generuojantį kaimyną, nes jūs patys esat srautą generuojantis nuomininkas. Svarbu turėti galimybę būti šalia konkurentų arba šalia papildančių verslų. Tada kaip supranti, kad kaimyno klientas gali būti ir tavo klientas. Kaip pavyzdys galiu pasakyti, kad Kauno hube mes turim vieną pastatą, kuriame įsikurs padėlio sporto klubas, vaikų sporto klubas, sporto prekių parduotuvė, taipogi grožio ir sveikatos klinikos, ir tai bus vieningos koncepcijos nuomininkai, kurie papildys vienas kitą. Tai reiškia, kad tu taupai laiką, tu turi komforto jausmą, būdamas šalia tų pačių verslų, ir tai yra labai svarbu, kas yra tavo kaimynas. Tai reziumuojant, koncepcija ir verslų sinergija yra sėkmės formulė. Ir vienas pagrindinių dalykų, aš netgi sakyčiau, kad labiau svarbu negu lokacija, yra koncepcija to verslo, miesto ar prekybos centro ar gatvės, kas yra šalia manęs. Trečias dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip čia užvadinta, mokėk tik už savo marškinius. Tai aš norėčiau pasikalbėti, į ką turi atkreipti nuomininkas, pasirašydamas nuomos sutartį. Jeigu nuomininkas ir nuomotojas suinteresuoti pasirašyti sutartį dėl nuomos kainos, manau, kad problemų nebus. Tai jeigu jie yra reikalingi, jie visą laiką ras kompromisą. Bet yra tam tikri momentai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmas dalykas tai yra papildomas mokestis. Papildomas mokestis labai yra skirtingas
prekybos centruose, ir stock ofisuose, ir atskiruose pastatuose. Prekybos centre jis yra didžiausias, jo dydis gali skirtis 5-6 kartus nuo, sakykime, stock ofiso papildomo mokesčio ir reikia suprasti, ką tu už tai gauni. Marketingo mokestis yra tik tai prekybos centre, stock ofisuose ar atskiruose patalpose jo paprastai nebūna. Ir tai irgi klausimas, ar tikrai marketingo mokestis yra pagristas ir ar kiekvienas nuomininkas, būdamas prekybos centre, nori mokėti už tas didžiasias marketingo akcijas, kai yra keičiami vardai, kai yra daromas PR-as daugiau bent visam prekybos centrui, o ne atskiram kažkokiam tai nuomininkui. Ar tikrai to reikia ir ar tikrai tas klientą gali atvesti jums tą, kurio jums reikia. Toliau yra tiesioginiai komunaliniai mokesčiai, kuriuos irgi reikėtų pasiskaičiuoti, nes pagal mūsų įmonės tyrimus, pagal mūsų įmonės darytą analizę, naujų patalpų A++ išlaikymas ir senesnės statybos patalpų išlaikymas gali skirtis iki 2,5 kartų. Kas dar yra labai svarbu, pasirašant sutartį su nuomotoju, tai yra indeksacija, tikrai siūlyčiau pasižiūrėti KEPA, sutarties nutraukimo sąlygos ir visi kiti, kaip pasakyti, sutarties sąlygų momentai, kuriuos tikrai rekomenduoju tartis su specialistais, kad paskui negautume tokių, kaip pasakyti, nemalonių siurprizų. Iš principo, reziumuojant tai, kad įsivertinkit ne tik tai nuomos mokestį, bet ir marketingo mokestį ir išlaikymo kaštus. Ketvirtas momentas, tai yra valdymas. Mano marškiniai, mano taisyklės. Ką tai reiškia? Kai jūs nuomojatės patalpas, vis tiek aplinkui yra bendruomenė ir paprastai prekybos centras, kiekvienas prekybos centras turi savo valdymo kompaniją. Jeigu tai yra verslo miestas, jis irgi turi savo valdymo kompaniją. Jeigu tai yra atskiras pastatas, jis irgi turi valdytoją, kuris prižiūri jūsų patalpas. Ir valdymo kompanija gali palengvinti ir gali apsunkinti jūsų gyvenimą, nes jinai turėjau tokį, kaip pasakyti, diskusiją su vieno prekybos centro valdytoju dėl sporto klubo laiko, nes paprastai prekybos centras atsidaro 8 val. Ryto, o sporto klubui reikia atsidaryti 7 val. Ryto. Ir valdytojas sako, aš netidarysiu to prekybos centro. O sporto klubas sako, o mums reikia pradėti dirbti 7 val. Ryto, nes mes turime klientus, rytinius klientus, kurie sudaro 30% klientų srauto, kuris neša tam tikrą ir finansinę dalį. Prekybos centro valdytojas, o man tai kainuoja apsaugą, tai kainuoja kliningo kompanijos darbo grafiko peržiūra ir visa kita. Galų gale tas konfliktas buvo išspręstas, rasti kompromisai, bet ką aš noriu pasakyti, valdytojas, jis turi žiūrėti ne tik tai galvoti apie techninę priežiūrą, apie vidaus savo tvarkos taisyklės, bet jis turi atsižvelgti į kliento, kaip gyvena klientas ir kaip gyvena kliento pirkėjai. Tai yra ne tik tai pastato priežiūra, tai yra šeiminiškumas, tai yra atidumas detalėms, tai yra pagarba klientui ir nuomininkui. Todėl, reziumuojant, visą laiką susipažinkit su valdymo kompanija ir atkreipkite dėmesį į jų požiūrį, jūsų patalpas, kurias jūs nuomositės. Penktas. Daugiafunkciniai marškiniai. Čia aš norėčiau pasikalbėti apie tai, kaip patalpos atitinka nuomininko verslo poreikius. Ir mano siūlymas pagalvoti apie galimybę naujo formato patalpų panaudojimą galbūt arba daugiau susipažinti su tom patalpom. Tai kai atsiranda poreikis sujungti ofisą, prekybą ir gamybą,
Mano rekomendacija yra pagalvoti apie stock office patalpas. Kodėl tai yra stock office ir kas tai yra? Tai yra iš tikrųjų patogus formatas, kuris nereikalauja labai didelių investicijų į įsirengimą. Nes patalpos paprastai visuose projektuose ir mūsų projekte yra atiduodamos nuomininkui beveik įrengtos. Jums reikia atvažiuoti tik tai su baldais, įranga ir minimali investicija į patį įsirengimą. Kitas dalykas yra puikia logistika, nes yra prekių priėmimas, perdavimas ir išvežimas jums patogiu laiku. Čia lyginant su prekybos centru, jūs turite didžiulį privalumą, nes prekybos centruose paprastai yra ribotas laiko tarpas, kada jūs galite atsivežti arba išvežti prekes. Patogus parkingas, tai irgi yra dedikuotos vietos klientui. Jūs galite privažiuoti prie pat patalpų. Klientas ten kelių žingsnių atstumu nuo jūsų patalpų. Ir pagrindinis dalykas tai yra negaišti ir taupyti laiką tarp įmonės padalinių. Tai yra komunikacija ir logistika. Reiškia, visi darbuotojai, kurie dirba jūsų įmonėje, jie yra vienoje vietoje. Jeigu, sakykime, jūsų biuras buvo miesto centre, prekybos erdvė prekybos centre, sandėlis buvo dar kažkur tai toliau, gamyba, kaip pavyzdys, buvo už miesto, tai dabar jūs surenkat visus į vieną krūvą ir turite galimybę ir kontroliuoti, ir dirbti su, kaip pasakyti, visa komanda vienoje vietoje. Tai galima netgi sutaupyti darbuotojų kaštus, nes tas pats darbuotojas gali turėti, sakykime, kelias pareigybės ir kelias pareigas ir ofise, ir, sakykime, gamyboje. Trumpai apie drąsą. Iš tikrųjų, mano rekomendacija, nebijokite rizikuoti ir priimti nestandartinius sprendimus. Laužyti taisyklės tikrai verta. Yra galimybė ir jūs ją renkatės. Ir arba pasinaudojate ją, arba ne. Iš principo, tai yra riboto laiko galimybė, kol dar mes turim laisvų patalpų. Ir pabaigai, visą tai, ką aš išvardinau, apjungia vienas 70 000 kvadratinių metrų projektas šalia Kauno. Tiksliau, centrinėje lokacijoje Lietuvoje. 3 pagrindiniai kertiniai pasirinkimo momentai. Lokacija, koncepcija ir valdymas. Patalpos 3 viename. Kviečiu į Kauno hubą.